Labas rytas, brangus Facebooko bičiuliai ir tie, kurie ruošiatės po truputėlį prisijungti. Tai yra ankstyvas šeštadienio rytas ir šiandien su ankstyvu šeštadienio rytu pradedame naujai, bet galbūt, kaip sakoma, antra Santa Barbaros dalis. Tai šeštadienio rytai prasmingai ir labai džiaugiuosi, kad po truputį jūs jungiatės ir tai kažkas galbūt bus panašaus kaip ryto kava su sesėmis ir impulsas dienai, impulsas šeštadieniui, impulsas artėjant tiesiog esamam savaitgaliui, kurį jūs turite, o gal net neturite, gal dirbate ir taip toliau. Tai būkit visi pasveikinti, mūsų Facebooko draugai, bičiuliai, labai artimi draugai, kuriuos matėme gyvai. Tai labai džiaugiamės ir džiaugiuosi, kad galime pradėti šį naują etapą. Šeštadienio rytas prasmingai prie puodelio kavos. Deja, esu automobilyje ir puodelio kavos nespėjau įsigyti. Bet viliuosi, kad jūs turite puodelį kavos, tai galėsite komentaruose vėliau pasidalinti, kaip jūsų rytas dabar atrodo. Tai kuo nuoširdžiausi linkėjimai jums šį kartą iš Vilniaus, saulėto, stoviu po medžiu, bet prieš mane žydi ieva. Tai tikrai labai graži gamta ir nors šalna yra, bet tikrai bunda, pavasaris bunda ir mūsų širdise ir tas pavasaris tęsis ir dvasinė prasme. Nes mes vis dar švenčiame prisikėlimą ir turime galimybę jį švęsti. Ir šiandienos Evangelija Jono 14 skyriuje nuo 7 iki 14 eilutės skamba taip. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą, jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas tėvą. Ir ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Jei ko prašysite manęs mano vardu, aš padarysiu. Ir šiandien kelyje mąsčiau, kad iš ties kokia yra nuostabi žinia. Jei ko prašysite manęs mano vardu, aš padarysiu. Ir šie Jėzaus žodžiai man priminė, žinot ką, motina, kiekvienos ir kiekvieno iš mūsų mamą. Ir rytoj juk švenčiame motinos dieną. Ir iš ties galim sakyti, mama, na, juk tu nori, kad tai būtų, juk tau tai patiks, mama, leisk, kad tai vyktų, mama, leisk man tai padaryti. Ir pažiūrėkit, ir mamos širdis suminkštėja, ir jinai leidžia. Tai va tas, ko tik prašysite manęs mano vardu, aš padarysiu. Tai kitaip tariant, mama savo palaikymu, savo leidimu, galima sakyti, ir kartais net padeda mums, arba netgi padaro mums tai. Bet tai, kas atitinka jo širdį iš esmės, kas atitinka jos gelmišką troškimą, tai kažkas yra panašaus, tik dar daugiau. Kodėl? Todėl, kad Jėzus sako, jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Kitaip tariant, tas vilties žodis mums ir vilties žinia mums, kad mes iš esmės esame pašaukti per Jėzų būti viena, per Jėzų būti viena su tėvu. Ir tuomet, kai mes esame viena, kas įvyksta? Mūsų širdis perkeičiama. Mūsų širdis perkeičiama
galima pasakyti, į tą pirminį troškimą, kurį Dievas turėjo kiekvienam iš mūsų, sukurdamas žmogų, kad būtų viena su juo, pagal savo paveikslą ir panašumą. Iš esmės žmogus pašauktas meilės santykiui su Dievu, būti viena. Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul visi bus viena mumyse. Ir kai esame viena, esame vienos širdies. Todėl tada neįmanoma trokšti to, ko netrokšta Tėvas arba netrokšta Jėzus. Nes mūsų širdis yra viena. Ir tuomet Jėzaus žodžiai išsipildo. Visa, ko tik prašysite mano vardu, aš jums duosiu. Aš padarysiu. Ne savo vardu, ne kieno nors kito, bet Jėzaus vardu. Ir Jėzaus vardas turi galę. Turi galę dovanoti atsivertimą. Turi galę dovanoti džiaugsmą. Turi galę toje vartotojiškoje rutinoje, kur kiekvienas galbūt dirbame savo darbus ir mus įtraukia tas skubėjimas, ypač Vilniaus didmiesčių, ar įmonių didelės apyvartos ir požiūriai vartotojiški, naudingumo principai, jie mus gali suvalgyti. Ne? Bet iš ties jie nesuvalgys mūsų, jei mes būsime įsišaknyję Dieve. Visiškai viena širdimi su juo. Ir tuomet mūsų tikėjimas gali kilnoti kalnus. Ir va čia irgi tenka turėti tokių pokalbių ar išklausyti tam tikrus žmonės. Ir kartais net pati gaunu replikų, stebiuosi tavo optimizmu arba stebiuosi tavo viltimi. Ir kartais tai tenka girdėti su sarkazmu tam tikru. Ir suvokiu, kad tai ne iš manęs tai ateina iš Dievo. Nes Dievas turi amžiną viltį į mus. Amžiną viltį. Kodėl popiežius didįjį ketvirtadienį važiuoja į koloniją arba į kalėjimą ir plauna nusikaltėliams, nusidėjėliams kojas ir jas bučiuoja? Ar jie to verti? Žmogiškai ne. Bet popiežius šiuo gestu atspindi amžiną viltį žmogų. Amžiną viltį, kuri nekinta. Aš turiu viltį. Ir dabar pagalvokim, kai kažkas nutinka mums, kai nepasiseka, kažkur suklydome arba pasidavėm pagundai, galbūt kažkas matė ir, kaip sakoma, mūsų užgrūzino, ar ne, ir, tai kas čia nieko, tai ir taip ir galvojau, kad iš tavęs nieko gero nebus. Bet kai gera, kai širdys skamba, tu gali eiti pirmin, aš tavim tikiu. Ir tai yra Dievo žodis mums. Tai Dievas turi amžiną viltį mums. Amžiną troškimą. Niekada iš pamatų mumis nenusivilia. Bet visada trokšta turėti santykį su mumis. Ir mergelė Marija, kurios mėnesį šį mes švenčiame ir minime, jinai yra toji vilties motina. Jinai yra toji vilties moteris ir motina, kuriai išsipildo Dievo troškimas būti tarp žmonių. Ji tampa tą buveinę. Tai ir mes, leisdami įsikūnyti Dievo žodžiui savo širdyje, kiekvienas iš mūsų tampame tą motiną, mergelę ir motiną, pagal jo širdį, kai Dievo žodis įsikūnija mūsų širdyje, kai jis perkeičia mūsų tikrovę. Mes gimdome Dievą ten, kur jis yra. Ir gimdome Dievą ne pagal savo įvaizdį, ne pagal savo nuostatas, bet toks, koks jis yra. Kaip atleidimas, kaip susitaikymas, kaip nusižeminimas, patarnauti silpniausiems, kaip viltis, kaip amžina viltis, ne tik savo gyvenimo atžvilgių, bet ir kitų, kurie yra aplink mus. Taigi esam pašaukti į tobulą džiaugsmą Dieve, į amžiną viltį. Ir kai leidžiamės, kad jo žodis įsišaknytų ir įsikūnytų, išties išsipildo šios dienos žodis. Jei ko prašysite manęs mano vardu, aš padarysiu. Taigi tikinčiam viskas galima pagal Dievo širdį su Jėzaus vardo galia. Tai toks žodis, kuris aplankė ir toks impulsas, kuris aplankė mane, tai
Tai dar kartą nuoširdžiai sveikinu visas mamas šios artėjančios dienos proga rytoj. O prieš maldą, kurią noriu pasimelsti už jūs visus, tai noriu jūs pakviesti gegužės 20 berods dieną mūsų Utenos vienuolyne bus bendrystės diena. Tai geras oras, tai kartu darbuosime sode, galite atvykti su vaikais, sodinsim pomidorus, sesė, aš kepsiu pizzą, nes mane išmokė pica verdė, tai pakursim krosnį pizzai ir bus nuostabus laikas, tai tikrai kviečiame švęsti bendrystę, kunigas atvyks, mūsų bičiulis Miroslavas sakys mokymą, kaip gyventi su Dievu kasdienybėje, švęsime mišes, agapę, tai tiesiog džiaukimės, kad galim būti bendrystėje Jėzaus vardu ir laukiam jūsų gegužės 20 vakarykštėme skelbime viskas parašyta. Tai visiems skanios kavos ir pasimelskime dabar kartu. Viešpatie Dieve, dėkoju tau už mergelę Mariją, kuri yra amžinos vilties buveinė, kurioje įsikūnijo viltis ir tapo kūnu, tai Jėzus Kristus. Aš meldžiu atverk kiekvieno iš mūsų širdį, kad mūsų gyvenimas taptų tą buveinę, kurioje įsikūnys Jėzaus žodis. Kad kiekviena situacija, kuri benutiktų, kiekvienas santykis, susitikimas taptų buveinę, gimti amžinam žodžiui. Palaimink Viešpatie visas motinas, liek savo malonę, gydyk jų širdis, atgaivink jų jėgas. Dėkoju už jų atsidavimą ir pasiaukojimą. Mergelė Marija, apgaubk savo motinystę, amžiną motinystę ir paguodą, nes tavyje yra motinystė amžina, tavyje yra atgaiva ir tu kiekvieną apglėbi. Laimink kiekvieną šeimą, kiekvienus namus, kurie dabar yra. Laimink šį savaitgalį, nuostabų šeštadienio rytą, kurį mes pradedam tavo vardu, per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai būkite visi pasveikinti ir dar kartą jums linkėjimai iš mūsų ir va, kaip tik sesė Veronika grįžta ir dabar gali išvysti ir pasirodyti. Darė staigmeną, sveikino savo sesę su gimtadieniu. Tai sesė dar miegojo. Ne, jau nemiegojo. Tai va, tai gražių staigmenų visiems, nepamirškite aplankyti savo mamas ir padaryti staigmenas. Dievo palaimas visiems, sudie. Skanios kavos.